Šiandien pasiemu Sparko Volvo C40, su juo važinėsiu visas 5 darbo dienas ir nuvažiuosiu kiek įmanoma daugiau kilometrų. Pasižiūrėsim, kaip sekasi krautis, kaip sekasi važinėti per lietų, tokia šalta temperatūra su šituo elektromobiliu. O Volvo C40 tai yra tas pats, kas XC40, tik tai su tokiu sportiniu galu. Žinau, kad automobilis yra gana rajus, tai pasižiūrėsim, kokias sąnaudos, ypač tokiu oru žiemą. Štai pradedam kelionę su 100% akumuliatoriaus įkrovimu ir 5 laipsniai lauke. Taip, Volvo mums siūlo lygiai 300 km pravažiuoti ir sąnaudos nuresetintos ant 0 km ant 0, tai žiūrėsime, kaip mums seksis. Padangas prieš kelionę prisipučiu iki rekomenduojamų 280. Šiek tiek pasisukėjau po miestą, prisipučiu padangas iki reikiamo lygio, nes elektromobiliai jos turi būti kietesnės, norint ekonomiškumo, ir leisiuosi dabar į savo pirmąją kelionę į Kauną. Štai turiu 86% likučio, rodo 260 km, po miestą malantis 32 km pravažiavau ir vidurkis gavosi 26,5. Štai navigacija, Google Maps. Kas man patinka Volvo ir kitose mašinose, kas turi Google integraciją. Štai man rodo, kiek procentų baterijos liks nuvažiavus į Kauną ir netgi prognozuoja, jeigu aš grįšiu čia atgal, kiek man liks iš viso. Tai 20% planas grįžus į Vilnių. Pasižiūrėsim, kaip seksis ir kiek iš tikrųjų bus sąnaudų. Važiuojam. Na štai, esu Kaune, 115 km iš viso nuo 100% baterijos, rodo 52% likutį, tai kai pradėjau važiuoti, navigacija rodė 55 likutį Kaune, tai šiek tiek pamelavo prognozę, bet vidurkis sąnaudų nukrito, Vilniuje dar buvo virš 26, sąnaudos visą kelią iš tikrųjų buvo šiek tiek didesnės, rodė apie 27, bet labiausiai nukrito įvažiavus į Kauną, nes dar nuo autostrados per miestą teko truputėlį pavažiuoti su one pedal režimu, tai matyt, kad regeneracija įsijungė ir sutaupė šiek tiek energijos. Dėl to vidurkis nukrito, bet visą didžiąją kelio dalį buvo apie 27. Kaune stipriai vėjuota, saulė šviečia, apie 6 laipsniai šilumos, kas elektromobiliai yra geras testas. Kaune specialiai nesikrausiu. Noriu pasižiūrėti, kiek kelionėje Vilnius, Kaunas, Vilnius sunaudoja elektros šitas Volvo. Važiuojame atgal į Vilnių, rodo, kad bus 13% atvykus, tai pasižiūrėsime, kokia tiesa. Tai štai aš Vilniuje jau sutemo, likutis baterijos 15%, nuvažiuota nuo 100%, iš viso 214. Važiuojant iš Kauno atgal, sąnaudos šiek tiek nukrito, matau 23,9 iš tikrųjų, bet prognozė nuo to, kai buvo 100% ir 300 km, tai jinai buvo neteisinga, nes dabar liko nuvažiuoti kem 7 km, nuvažiavau 214, tai 260 keli su viršum iš viso būtų nuvažiuota su šita pilna baterija vietoj 300. Tai stoju krautis ir rytoj laukia nauja diena, kažkur keliausiu vėl. Kapsi procentai, 52 greitis, šita stotelė tiek ir gali krauti. Šiaip Volvo priima iki 150 krovimo greitį. Pažiūrėsim kitom dienom, kai reikės krauti, gal rasiu greitesnę stotelį ir išbandysim maksimalų greitį. Tęsiam 3 dieną kelionės ir pasižiūrim, kiek mes turime baterijos šiandien savo Volvuke. Taip, yra likęs 61%. Taigi tikslas šiandien Šiauliai, likutį rodo 210 km. Faktas, kad neužteks baterijos ir gali būti, kad važiuojant greitkeliu jinai dar labiau mažės, tai stosiu krautis pakeliui. Vakar prisukau kilometrų dar mieste, mano sąnaudos krenta, 23,3 dabar yra pravažiavęs 326 km. Tai žiūrėsime, kaip mašina elgsis autostradoje. Temperatūra šiandien yra pati mažiausia iš visų dienų, 1 laipsnis, tai tikėtina, kad dar didesnės sąnaudos bus. Važiuojam. Aš prie Panevėžio, kaip ir tikėjausi, baterija senka šiek tiek greičiau negu buvo prognozuota, bet aš jau esu įpratęs, dėl to pasilikau pakankamai kiekį nuvažiuoti. Pradedančiajam elektromobilistui turbūt gal jau būtų šiek tiek ir baisoka, kai lieka 4% ir 15 km. Bet visą laimę aš esu stotelėse. Čia yra didysis Panevėžio aplinkelio įkrovimo parkas ir tuo aš varysiu greitai įsikrauti savo mašiną. Štai krūva greitųjų stotelių ir tuo aš įsijungsiu savo Volvuką, pasižiūrėsim, kokį greitį paims. Pirmą kartą elektromobilistų istorijoje man vėl nesklandumas, rašo klaidą. Bandykime iš naujo. Bandysime prijungti. Jungti įkišame ir inicijuojamas krovimas. Nu, ar užsiinicijuos jisai mum, ar neužsiinicijuos. Žodžiu, esmė turbūt ta, kad aš
ne tą įkroviklį įkišau, ar tą. Jo, tiesiog stotelė yra, kur ekranas vienoj pusėje, o aš buvau ištraukęs ne tą įkrovimo rozetę. Tai dabar turėtų būti viskas gerai. Einam pasižiūrėsim, kokį greitį pradeda imti. Nu, kada užsikurs, štai kūrėsi 3.4, KM 7, šiam 8, 102. Wow, 135, neįtikėtinai. Viskas, pas mane 99%, krovimas visiškai sulėtėjo iki 11 kW, tai aš stabdau ir važiuoju. Taip, pas mane 99% ir kiek man šį kartą 320 km prognozuoja. Tai planas toks, nuvažiuoti nuo Panevėžio iki Šiaulių, kas yra 77 km, ir paskui grįžti dar į Vilnių, kas yra 200 km, 277, prognozuojamas 320, tai vėl gali būti ant rizikos. Pasižiūrėsim, gal stosiu dar kartelį. Atvažiavau į savo tikslą Šiaulių pramonės zonoje, 77% baterijos, 240 likutis. Šį kartą prognozavo ganėtinai teisingai, nes važiavau ne autostrado, o užmiesčio keliu, kur greitis 90, tai dėl to turbūt kompiuteris ir rodė labai tiksliai. Liko 240 km, čia turiu susitvarkyti kelis reikalus ir grįžti į Vilnių, kas yra 220 km, labai abejoju, ar užteks. Taigi mano kelionės atnaujinimas, esu 22 km nuo Vilniaus. Važiuoju visą kelią nuo Šiaulių, iš tikrųjų planavau Panevėžį sustoti įsikrauti, bet prie Panevėžio įkrovimo stotelė pasirodė kitoje kelio pusėje, tai galvoju, važiuosiu lėčiau iki Vilniaus, davažiuosiu. Iš tikrųjų pusiaukelį netgi išsijungiau šildymą, nes įvažiavus į autostradą ir padidinus greitį, range'as pradėjo truputėlį greičiau mažėti. Iš tikrųjų, geriau suplanavęs būčiau tiesiog sustojęs, būčiau pastovėjęs 10 minučių, įsikrovęs dar papildomų kilometrų ir būčiau saugiai davažiavęs iki namų. Bet aš nebijau, man atrodo, davažiuosiu puikiai. O dar vienas dalykas, kad nuo Panevėžio iki Vilniaus praktiškai nėra jokių įkrovimo stotelių. Reikėtų nusukinėti nuo autostrados, o to daryti aš nenoriu, dėl to pasirinkau truputį sumažinti greitį ir net galiausiai išjungti šildymą. Laukia yra 1 laipsnis šilumos, aš nešalu mašinoje, visai iš tikrųjų neblogai jaučiuosi. Tai važiuojame iki įkrovimo stotelės, parodysiu, kiek liko procentų mano galutiniam taške ir iki pasimatymo. Tai ką, aš savo galutiniam taške liko 6%, raudonai dega, range'as rodo liko 20 km. Dar iš tikrųjų prasukau pro miestą vienu reikalu, nelabai bijau, kad baigsis batarkė, nes iš tikrųjų turėjau užtekti. Po miestą važiuojant įsijungia regeneracija, nes tu važiuoji dažnai nuo kalno. Ir baterija senka ne taip greitai. Tai ši kelionė nuo Šiaulių iki Vilniaus be sustojimo buvo sklandi. Pats tiksliausias buvo ir prognozavimas, nes beveik tiek pat nuvažiavau, kiek ir prognozavau iš anksto. Dabar einam krautis, palikti mašiną ir važiuosim rytoj vėl kažkur tai kitur. Štai kol pasportavau, pasižiūrėsim ar pasikrovė. 99%, puikiausiai. Ištraukiam, važiuojam toliau. Kiekvieną kartą pakrovus pilnai, kitoks range'as, dabar 2,90, mažiausias per visus mano 3 krovimus. Įdomu kodėl, matyt, kad nuo sąnaudų skaičiuoja, bet sąnaudos, kaip būtų keista, mano per visą kelionę mažėja ir mažėja. Rytas važiuoju į finalinę savo ilgą tarpmiestinę kelionę su šito Volvo, važiuosiu Molėtų plentu link Utenos ir grįšiu atgal. Turėtų jau beveik pasiekti 1000 mano planuotų kilometrų šitą mašiną. Šiandien kiek šiltesnis rytas, rodo 6 laipsnius šilumos, baterija mano yra 99% ir rodo 300 km nuvažiuojamą likutį. Sąnaudos šiuo metu 22,1, čia ilgalaikis vidurkis. Štai esu su Volvo Utenoj, prie Laisvės kovų muziejaus. Galiu pasakyti, kad Volvo važiuoja puikiai. Kiek aš šį kartą kelionėje be krovių, visą laiką su 100% baterija būdavo apytiksliai 300 km planuojamas nuvažiuoti atstumas. O priklausomai nuo to, ar važiuodavau autostradą dideliu greičiu ar mažesniu greičiu užmiesčio keliais, sąnaudos labai stipriai skiriasi. Bet jau artėjant prie 1000 km ribos, ką planavau nuvažiuoti su šitą mašiną, vidurkio nenumušinėjau niekada, jisai nuo pat pradžios vis mažėja ir mažėja. Tai pradėjau kažkur su 27, dabar rodo 22. Tai man liko grubiai 150 km iki 1000 km ir aš manau, kad jisai dar tik tai mažės, nes man liko grįžti iš Utenos į Vilnių lėtuoju keliu. Štai parkuojasi atiduoti Sparką, mano kelionė oficialiai baigta, prisukau 1000 km. Tai einam prie įrodymų. 1000 km. Baigėm su 21,7 sąnaudom, baterijos man liko 16%, 50 km. Palieku mašiną krautis kitiems žmonėms.